Ledas. Ten jau kelios eketės padarytas. Kažkas vaikščiojo. Laiko padaryti keletą kečių. Labas, mėly žvejai. Paspaudė biškį šaltuką kelias naktis. Ir prašau, jau yra ledas. Aišku, ne ant ežerų didelių kokių, bet ant mažų balučių. Galima pabandyti užlipti jau. Aišku, ilgai čia jis ir nelaikys, nes vėl rodo pliusą. Tai va toks pirmas užlipimas ir galvoju, kokį žuvelioką pagaut pabandysiu. Ai dar tiesa, saugumas, nagai būtini ant ledo lipant. Aš taip pat prisidedu lemenę, kai ten tas ledas nebūna baisiai storas. Apsisaugot reikia, tai svarbiausia. Ir su protu reikia lipti, nerizikuot, kur ten jau traška belė kaip jisai. Tai laikykitės saugumo. Ir su peikena praseinu pradžiai, kad jaustum, koks storis daugmaž ledą. Ir tikrint prieki savęs einant reikia, kad pamatytum, ar storas ar ne tas ledas prieki tavęs. Oda trūklio lervos. Uždėti vieną. Pažiūrėti, ar yra gyvybės. Dar pasiėmiau porą skritulių. Sakau, jeigu pasigausiu žuvyčių, reiks pastatyti. O ar čia pasivaidena, ar čia jau kybo. Ko čia taip sargelis susilenkęs. O, kibimas. Vo. Pirmas sezono ešeriukas. Va toks. Ešerys. Ką, pirmas sezono visai smagu. Reikia pasistatyti skritulį. Pagavau žuvytę. Nėra sniego atskritulį, kur įdėti. Bet nieko, kaip nors. Tokį pasiėmiau dar. Eketei užsidengt bus. Skritulis čia gerai nestovės, kaip matau. Nu va. Pastačiau. Galima toliau bandyti gaudyti ešeriukus. Čia kaip pirmi užlipimai, tai čia nieko labai nesitiki. Tiesiog, vat, vieną kitą ešeriuką pagauti. Ir skritulį užstatyti. Iš smalsumo labiau.
Dar vienas ešeriukas. Pasirodo kimba visai čia jie. O, čia gražesnis. Va, toks tai jau gražus. Jau įdomiau trauk darosi visai. Šitas jau ir pasipriešina. Dar vieną pastatysiu skritulį. Tek, uždengiu. Ir viskas. Pastatytas. Galiu toliau žvejot ramiai. Vėl grįžau eketėn savo. Ant ešerio. Ten pradeda atvariau čia į vakarą visai. Mažai kas matosi greičiausiai. O dabar dar matysis, aišku. Bet čia ilgai ir nepabūsiu. Na, bet vat, jau užlipti, jau malonu vien žuvį pagaut. To ir užtenka. O daugiau nebejudina kažko tai. Gal prasibaidė čia jie. Nukrito skritulys, bet čia jis nukrito dėl to, kad neišsilaiko ant sniego. Vėjas nuvertė. Jeigu skritulius statysi, tai nepamirškit, kad tik 2 galima statyti iki naujų metų. Po naujų metų jau viskas nebegalima ant gyvos. Tai vat ne visada išpuola, kad tas ledas iki naujų užsideda. Tai vat šitas kiek palaikys, irgi kelias dienas tik tai palaikys ir vėl pradės šiluma plūst, šiluma lietus ir greit tas ledas ištirps. Gal dar užsidės iki naujų metų. Norėtųsi, aišku, kad užsidėtų storas, kad galėtum užlipti jau kur tik nori, ne tik kur gali, kur ledas leidžia. Seliavų taip pat laukiu. Žvejybos iš palapinės. Gal ir Kauno marias karšių pabandyt pavyks, jeigu ledas tik tai bus. Viskas nuo ledo priklauso. Tai vat. Nekimba čia. Dar šiek tiek atsinaujinau, turbūt pastebėjot, nepastebėjot. Mikrofoną nusipirkau belaidį. DJI. Tai vat biški patobulinimas, kaip gerai su Action 4 kamera. Irgi šito DJI per Bluetooth'ą. Jie susijungia ir nereikia į kamerą nieko kišti. Tai vat tik tai šito dalykėlė užtenka. Tai labai patogu. Iš tikro. Mano prieš tai tas mikrofonas jau buvo laidai nusilankstę ir žiūri, kad ten garsas jau. Vieną kartą garsas yra, kitą kartą nėra ir gaunas, kad negali normaliai pafilmuoti iš tikro. Tai vat, dabar bus tik geriau. O, yra. Dar vienas ešeriukas. Iš eketės 1-2 pagauni ir viskas. Vat. Ir tuščia. Kiek nori, tada bedaužyk, begaudyk, nieko nebepagausi. O, blin, pabėgo. Bet buvo užkybęs. Vienas šeriukai. Nei vienos kojytės neužkybo.
krituliai irgi tyli. Tylu ramu. Čia vat kažkas jau tą eketę padarė su grąžtu, sakau, kažkas buvo prieš mane ar žvejojo, ar tik pasivaikščiojo, patikrino ledą. Tada ir man šiek tiek drąsiau lipti jau, kai kažkas išbandė tą ledą tvirtumą jau. O, yra. Nedideli kokie visi jie mažiukai. Dar vienas. Čia auksinė eketė. Kiek jau ešeriukų pagavau iš vienos. Į kažkokį būrį pataikiau. O. Iš karto, net nejudinant. Kol pirštinės dėjausi ir užkyba. Gal koks 0 dabar laipsnį, bet taip, nei šyla, nei šala, atrodo toks oras, kažkas panašaus. Dar vienas. Tokia žvejyba. Prisimint, kaip balalaiką virpint. Prisimint senus įgūdžius žeminės žvejybos. Kad ir nieko įspūdingo nepagausiu, bet visai gerai. Reikia ir tokių žuklių. Kimba kaip pašėlė, o šitoje eketėj tai kaip padūkė. Gal nesimato, greičiausiai avižėlė tokia. Be masalė. Dar va pabandyt sugalvojau. Be masalinė. Gal kažkas užkips. Nes ten jau apstoja kipt ant odo trūklių. Kažkaip aprimo. Tai vat šitą išsitrauk dar. Atsirado noras pabandyti. Va. Išerzinau. Dar vienas. Be masalės. Pasirodo kimbo ir taip. Nereikia ir masalo. Pasigavau aš čia kokių 10 ešeriukų iš viso. Vis netuščiom. Skrituliai tyli. Vienas buvo nuvirtęs tik tai, bet ir tas nuo vėjo
jokių kibimų taip ir nesulaukiau. Taip tempt pradėjo. Ešeriukai nebekimba, sakau, užtenka, pabaučia valandą kokią su trupučiu. Užtenka, svarbu numalšint alkį žvejybinį ir jau tiek gerai. Tai nepamirškit, jeigu dar lipsit, nežinau, šitas ledas, sakau, čia vieną dieną yra, kitą dieną nebėra turbūt jo. Tai bent jau saugumo laikykitės, turėkit nagus, liemenė irgi labai gerai ir virvę dar galima turėti, jeigu jau netyčia ten kažkas atsitiktų, tai paduot, kad būtų ką paduot. Šiam kartui tiek. Nebetrukdysiu jūsų. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Galbūt ant ledo, galbūt jau atviram vandenį. Nieks čia nežino, kaip tokie orai, tai negali pasakyti. Tai iki kitų kartų. Iki.